ką, sveiki draugai, alternatyvas mėgėjai, žodžiu. Turbūt sustosiu, nes galvoju, kad ne į tą keliuką būsiu pasukęs. Žodžiu, va, ten toliau, nežinau, ant kiek matas, yra vėjo jėgainė statoma ir yra sparnai sudėti. Norėjau privažiuoti arčiau, bet žiūriu, kad nieko nesigaun. Turbūt reikia važiuoti per aną pusę kažkur, per tenais, per kitą galą. Jau norėčiau privažiuoti arčiau ir pasižiūrėti iš arčiau tos sparnus gyvai, žinai, parodyti. Nu ką, bandom ieškoti to keliuką. O, bavažiuojant, aptikau tokį ąžuolą. Grieks būtų nesustoti. Dovydžių ąžuolas, apimtis 40, aukštis 21 metras beveik. Valstybės saugomo gamtos paveldo objektas. Tverta. Beveik toks pat kaip mano sodybai. Irgi kažkas apie tiek yra apimtis. Dar rūpintojėlis runtis yra. Turbūt matas per kamerą. Ne kasdien tokį be pamatysi jau. Mūsų nūdo dienose. O čia netgi drevėjai yra. Mantys. Nenusidyvyčiau, kad čia kažkas gyvena, kokias pelėdas ar dar kas nors. Bet kažkas gyventi tikrai toj drevėjai matosi. Jo, žoliukas tai toks nevaikiškas. Irgi. Žuvom blemba kaip šoka į apačią. Gali per makaulę gauti labai greitai. Tai va, žodžiu, toks žolėlis, bevažiuojant aptikau. Važiuojam toliau. Nu ir ką jūs savo galvojat? Išvažiavus ant pagrindinę kelią pavažiavau 40 metrų. Žiūriu, skaldelę naują išpilts kelias. Nu viskas aišku, kad čia link jėgainių. Nu bandom važiuoti, gal davažiuosim, gal nebus kokių draudžiama važiuoti ar dar kažkas tokio. Labai norėčiau pafilmuoti, parodyti chebra jums, kaip tos jėgainės sparnai atrodo iš arčiau. Tai lekam. Nu ką, jau beveik ir privažiavom. Reiškia, teisingų kelių važiuojam. Blemba, dabar galvoju, kaip čia toliau. Nu, važiuojam. O, matom, čia jau po dešinė yra. Po kairė yra. Nu, yra, čia jų dachuja. Nu, važiuojam, bent prie vienos privažiuosim, pasižiūrėsim. Aš jau dabar matau, kad per dydžiai. Kaip ir atvažiavom, čia turbūt bus jėgainės aikštelė. Vestas. Gal nevažiuosim į aikštelę su mašina. Tiesiog eisim. Prieisim arčiau toj. Einam pasižiūrėti, hebra. Taip, ką čia rašo, einam pasižiūrėti. Gal galingumą rašys, nieko. Oba. Tai, ką čia rašo mum? Statytojas Winfarm Akmenė Tvo, rangovas Vestas Poland, Lenkai, projektuotojas energetikos projektai. Aha, galingumą čia nerašo. Kitos paskirties inžinerijos statinio vėjo elektrinės, akmens kruopos individualinis sodybos. Viskas aišku, nieko čia doro nerašo. Rangovai, užsakovai, projektuotojai ir visa kita. Oble, sprando nenusisukčiau da čia. Ta mano viena koja kaip yra iš tikrųjų pažeista. Na čia va, hebra, kažkokias detalės atvežė. Greičiausiai vis tiek kokias kameras yra, jo. Yra va ten prieki kamera, matosi, filmuoji. Bet aš juk nieko blogo nedarysiu čia. Va, hebra, sparniukai kokie. Eina savo. Didelė, ne, iš tikrųjų. Galai sutampyti su tokiais tinklais. Pririšti, matyti, kad nelinguotų pačią galą, kad nedaužytų. Čia va tokie stovai padaryti. Oho, tokiam betoniniam plokštėm. Prispausti, matyti, kad vėjas nepakeltų. Eina savo. Didžiuliai monstrai.
O čia tai jėgainės sparniukai. Eini kaip, atrodo kaip kokias, nežinau, tiltai kokie blemba. Jo. Nemoku net perduot dydžią. Kokie čia monstrai stovi, tai kiek čia tų kilovatų jos žalčiukės turi. Ai. Didelius machinas iš tikrųjų. Čia tokie kažkokie tai, matyt, srautą kažkokie nuteikėjimai. Matas tokias kaip plokštelės. Matyt, nukreipinėt srautą kažkaip ar kažkas tokia. Nu, va tokias machinas. Aš noriu paliest, pažiūrėti, kas čia per medžiagą iš tikrųjų. Net nemoku pasakyti, kas per medžiagą. Bet jaučias, kad labai stora. Neįsivaizduoju, kiek čia jos sveria. Eina sau. Jūs matot, čia sparnai. Jeigu taip kaip palyginimo, žinokit, dydis, tai keleivinis lėktuvas yra mažesnis už tą sparną. Aš galiu jums garantuoti. Kai šalia stovi tokie dydžiai. Išilgi. Šitas diametras irgi panašiai. Panašiai kiek čia bus? 1 metras. 2, apie 3 metrai. Tai skersmuo, va taip. 3 metrai. Eina sau. Monstrai, tikri monstrai. Eina sau. Čia padonai, kur padėti, kur laika tą apačią. Čia metalai stovi kokie 14-15 mm tokie lakštai šitie. Didžiuliai. Čia matyt bus pati jėgainė. Ten irgi laikikliai sudėti kažkokie. Čia jėgainės pamats jau padaryts yra. Aikštelė tokia didelė išbetonuota iš tikrųjų. Taip. O, kai atrodo. Neįsivaizduoju dydžią čia. Kiek čia tų metrų? Turbūt kokį 50-60 metrų ilgis turėtų būti. ABB. Ai, matyt, čia yra iškart pastata įrengimą, elektrinų visą tą spintą apačioj ir paskui stata jau tuos į viršų. Tai va čia tokie vat strypai stovi. Kokių strypų neržaveikiniai stovi. Užsimaun bokštas. Visio, su varžtai susisuk. Ir tiek, čia matyti viduje tas bus tie laiptai. Ai, ne, čia bus įlipimas į patį. Kaip prie kitų buvau jėgainių nuvažiavęs, čia įlipimo aikštelė yra. Čia kažkur tokiam aukšte tai bus kažkur. Tai jo. Pamatas, nežinau, kokią gylę, gal ką žinot, pakomentuokit, kiek metrų į apačią eina pamatas, kai žinai. Šiaip įdomu, daugiau gal informacijas, kas galėtų suteikti. Čia net nežinau kas, turbūt pats generatorius viduj supakuots. Ir kas čia viduje, aš net neįsivaizduoju, bet dėžėtai. Ai, dabar supratau, kas čia yra. Čia ar nebus tik pati viršūnė? Tuoj mes pažiūrėsim. Jo, greičiausiai. Čia pati ta viršūnė, ta visa dėžė. Čia va tas kremulys, kur eina ir čia sparnai eina į šonus. Man atrodo. Max Load 85 tonas. Jo, papa, kas per svorį. Jo, čia va durelės matos yra. Tai čia ta pati viršūnė, įsivaizduojat? Man atrodo, kad čia. Tik tas galbūt yra jinai su kažkokia gal dėžė čia. Aš nelabai suprantu, gal čia tokia ir yra. Einam, pažiūrėsim, buvo grotelės užklijuotas, ventiliacinės matos. Dabar užklijuota, ką matyti drėgmės negautų.
Jo, čia va, radiatoriai kažkokie matos gali. Ar kas čia yra? Jo, čia ta pati viršūnė ir yra. Kvadratinė. Eina savo, aš neįsivaizduoju čia tų dydžių machinų. Eina savo. Dydis. Nu nežinau. Išilgė kaip 2 autobusai turbūt, iš aukščio, tai pasakysiu. Kokie 6 metrai į aukštį yra greičiausiai, ar 5 gal, 5 kokie metrai į aukštį. Plotis. Plotis kas čia bus? 1, 2, kokie 3 metrai pločiai. Nu man kažkas nerealus. Čia kažkokia aikštelė matyt. Platforma kiek matau. Tualet stovų, hebrai, nereiktų pakrumiais lakstyti. Tai va, hebrai, va tokie sparniukai. Aš pilnai tikiu, kad yra iš čia žiūrinčių, kas ir gal dirb prie tų jėgainių. Gal kas nors norėtų daugiau papasakoti, padaryčiau video ar kažką tai pafilmuotų. Tai duokit žinoti, jeigu kažkas tai galit papasakoti daugiau, gal žmonėms gal iš tikrųjų įdomu būtų. Ne iš tikrųjų, tikrai įdomu yra, kas domis energetika, vėjo jėgainėm. Einu da prie sparnų, pažiūrėti, ten kažkokie buvo tokie kaip, tuoj parodysiu, net nesupratau, kas ten tokie yra, aš po apačią lįst nenoriu. Mato tokie kaip dantukai. Čia matyti irgi kažkokie srautai oro vėją, kad eitų. Nu žodžiu. Čia ką aš dariau jėgainės, tai čia žaisliukai, palyginus su čia kažkaip per monstrai. Tai tiek, draugai, žodžiu, apie šitas jėgainės jau seniau buvau minėjęs, kad norėjau privažiuoti prie jų, pasižiūrėti. Tai kaip ir matot, savo tikslą padariau, parodžiau. Tai va, tiek šiam video. Kam patiko, būtinai uždėkit like, pakomentuokit, gal kažkas daugiau žinot apie tas jėgainės, parašykit. Jeigu kas norėsit papasakoti daugiau, susisiekit su manim ar parašykit. Būtinai padarysiu video, jeigu turit informacijas, nes, šiaip įdomu, kam įdomu energetika Lietuvoje. Tai va, gerai, visiems iki sekančių video. Da, gal kas žinot, kam va čia, skaitykim, tas keliukas padarytas naujas, viskas ok. Dar va tokie lankai padaryti. Pavojingas, pavojus prie oro elektros linijos. Kažkas tai tokio, nesuprantu. Ai, čia, dabar supratau, kas čia yra. Čia matot, tai išjungsiu bėgį. Čia elektros linija, matot, va čia va. Ir čia vienoj pusėj ir kitoj pusėj yra va toks lanks padaryts. Matyt, kai gal kažką vež, ar tos laidus, kad čia neužkliūtų, kažkas tokio, va, 2 yra padaryti, matos. Vienas, į ten toliau antras yra. Aha, įdomiai.